Paskaitysiu patarlių knygą, 28 skyrius, 22 eilutė, žiūrėkit kaip skamba. Aštuonioliktas skyrius, 22 eilutė. Kas randa gerą žmoną, randa laimės ir malonę iš viešpatės. Žmona randa laimę ir gauna malonę iš viešpatės. Paprastas dalykas, tai reiškia, sukurk šeimą gerą, dorą šeimą. Ką reiškia dorą šeimą? Šeima, kuri gyvens pagal Dievo įsakymus, kuri vykdys ir gausi malonę iš viešpatės. Nori, kad pradėtų viskas sektis, sukurk šeimą teisingą. Tai reiškia, sutuoktinis tikintis turi būti, teisingų pažiūrų, gyvenantis pagal Dievo žodį, pirmiausia. Iš bėdos bent jau, kad būtų šiaip doras žmogus, nors jeigu ir ne tos pačios pažiūros. Ir viskas. Pagal tai, kiek ta šeima gyvens pagal Dievo įsakymus, nenukryps nuo Dievo įsakymų, tiek įgaus malonės. Kas randa gerą žmoną, randa laimės ir viešpatės palankumą. Ekleziasto 8.5. Ekleziasto knyga, 8 skyrius 5 eilutė. 8.5. Klausydamas jo įsakymų nepatirsi piktą. Klausydamas Dievo įsakymų nepatirsi piktą. Viskas. Tau nepakenks nieks, tu saugotas būsi. Jeigu kažko atsitinka, kažkas gauni bausmę už įstatymų laužymą. O jeigu tu laikaisi įstatymų, tai negauni bausmės. Blogis, kančios, lygos, mirties, persekiojimai čia yra bausmės. Arba bandymas sustabdyti, jeigu žmogus eina neteisinga linkme. Pakartoto įstatymo knyga, 28 skyrius, nuo 15 iki 45 eilutės, paskaitykime. Bet jei neklausysi viešpatės savo Dievo balso ir nesilaikysi bei nevykdysi visų jo įsakymų bei įstatymų, kuriuos už to skelbiu, visi šitie prakeikimai ateis ir pasivys tave. Štai kas yra už įstatymą nesilaikymą, ne už teisumą. Prakeiktas būsi mieste, prakeiktas tu būsi lauke, prakeiktas bus tavo klėtis ir atsargos. Prakeiktas bus tavo kūno vaisius, tavo žemės derlius, tavo galvijų avių prieaulis, prakeiktas būsi eidamas, prakeiktas būsi išeidamas. Viešpats tau prakeikimą, sumišimą, nepasisekimą visame, ką darysi, iki tave visai sunaikins, dėl tavo piktų darbų, kad apleidi mane. Viešpats tau marą, kol tave nušluos nuo to žemės, kuris paveldė teini. Viešpats baus tave drugiu, šalčių, sausra, kardu, kurie persekios tave iki pražūsi. Dangus virš tavęs bus varinis, žemė po tavęs geležinė. Viešpats vietoj lietaus tavo žemės susmilčia audras, kol tave sunaikins. Skurdas, nelaimės, ne kaip sakoma, Dievo išbandymas ar kažkokia malonė, o kaip tik tai bausmė. Viešpats leis priešams tą pavergti. Vienu keliu išeisi prieš juos, jiems puolant bėgsi 7. Tu bus išblaškytas po visos žemės karalystės. Tavo žmonių lavonai bus maisto padangių paukščiams, žemės žvėrims nieks jų nenubaidys. Viešpats baus tave Egiptą votimi šašais niežais, kur negalėsi išsigydyti. Viešpats ištiks tave pamišimu, aklumu ir širdies sustingimu. Vidurdienį grabaliuosi kaip aklas, grabalioje patamsi ir tau nesiseks tavo keliuose. Tu būsi spaudžiamas ir išnaudojamas visą laiką ir nieks tavęs neišgelbės. Žuvėsi žmona, kitas gulės su. Pasistatysi namą, bet jame negyvensi, užvėsi vynuogyną, bet tu vaisių nerinksi. Tavo jautį papjaus tavo akise, bet tu jo neragausi. Tavo asilą pasigaus tau matant ir tau jo negrąžins. Tavo avis paims priešas ir niekas tau nepadės. Tavo sūnus ir dukteris bus išvesti į kitas tautas, laukdamas jų pražiūrėsi akis ir būsi bejėgis. Tavo žemės derlių ir visus darbo vaisius paims svetimieji, tu pats būsi mušamas ir žiauriai baudžiamas. Už įstatymą nesilaikymą, mušimas ir baudimas yra o ne atpirkimas kažkoks, nekentėjimas, ne kryžiaus nešimas ir neteisumo ženklas kažkoks. Tu išpradėsi nuo to, ką matys tavo akis, bet to vargins tave piktos votis ir nepagydoma žaizdos. Negalėsi įsigydyti nuo galvos iki kojų. Tave ir tavo karalių viešpats duos tautai, kurios nepažinai, nei tu, nei tavo tėvai, ten tarnausi medinėms ir akmeniniams dievams. Tapsi pasibaisėjimų priešadžių tose tautose, kurias viešpats tave nuves. Daug sėsi, bet mažai surinksi, nes keliai viską su jas. Užsivėsi vynuogyną ir jį prižiūrėsi, bet vyno negersi, vynuogių nevalgysi, nes viską kirminai sunaikins. Turėsi alyvmedžių visame krašte, o alyvmi nesitepsi, nes jų vaisiais neprinokę nubyrės. To gims sūnų dukterų, bet jais nesidžiaugs, nes jie bus išvesti nelaisvėn. Visus tavo medžius žemės vaisius suėski. Tavo žemė gyvenas ateivis labai iškils virš tavęs, tugi labai nusmuksi. Jis tau skolins, bet tu jam neturėsi ko skolinti. Jis bus galva, tu uodega.
Tau ateis šitie prakeikimai, persekios ir pasivys tave, iki būsi sunaikintas, nes neklausai viešpaties tavo Dievo, nevykdė įstatymą įsakymų, kuriuos jis jau davė. Taigi, matot, už įstatymų nevykdymą ateina bausmė. Žiūrėkim toliau, už ką eina tos bausmės, naikinimas. Tas pats 28 skyrius pakartoto įstatymą. Skaitykim nuo 58 iki 67 eilutės. Paskaitykim nuo 58 iki 67 eilutės. Jei nesilaikysi ir nevykdysi visų šito įstatymo žodžių, kurie surašyti šitoje knygai, ir nebijosi šlovingą baisaus vardą viešpaties tavo Dievo, jis siūs tau ir tau už nesilaikymą, kas bus? Tau ir tau palikuonis didelis, piktas, ilgas negalas. Negalas visas, be to jis užleis ant tavęs visas Egipto ligas, kurių tu dėjai, juos prikis prie tavęs. Taip pat ligas ir negalas, kurios nerašytos šito įstatymo knygai. Viešpats užleis ant tavęs, iki sunaikins tave. Jūsų buvo tiek, kiek dangaus žvaigždžių, bet po to pasiliks mažas skaičius, nes neklausot viešpaties savo Dievo. Kaip viešpats džiaugiasi darydamas jums gerą ir padaugindamas jūs, taip džiaugsis jūs išblaškydamas ir išvydamas žemės, kurios paveldite einant. Viešpats įskudys tave tarp visų tautų, nuo vieno žemės krašto iki kito, ten tarnaus rinkiems dievams, medžių akmenį, kurį nežinau nei tu, nei tavo tėvai. Tarp svetimų tautų neturėsi poilsio, ne vietos kojai ramiai pastatyti, nes viešpats duos tau baugščią širdį, nusaugus visakis ir kankinančias mintis. Tavo gyvybė bus pavojai, dieną ir naktį, tu nebūsi tikras dėl jos, rytą lauksi vakaro, vakare ryto, tavo širdis bus įbauginta pergyvenimų, kuriuos patyrei. Matot, persekiojimas ir žudymas, tai yra bausmė už tai, kad nesilaikai įstatymų, o ne kažkoks teisumo ženklas, absurdas. O teisusis, kuris laikosi įstatymų, būtent nuo šitų dalykų apsaugojamas. Tora laiškiausiai sako, pažiūrėkime, pakartoto įstatymą, 28 skyrius, nuo 1 iki 13 eilutės. Pakartoto įstatymą, 28 skyrius, nuo 1 iki 13 eilutės. Būtent teisiesiems nebus to. Jei atidžiai klausysi viešpaties savo Dievo balsų ir vykdysi, bei laikysi visus jo įsakymus, kuriuos aš tau šiandien skelbiu, viešpats tavo Dievas išaukštins tave iš visų žemės tautų. Visi šitie palaiminimai ateis ir pasivys tave, jei klausysi viešpaties savo Dievo balsų. Palaimintas tu būsi mieste, palaimintas būsi lauke. Palaimintas bus tavo kūno vaisius, tavo žemės derlius, tavo bandų galvijų ir avių prieaugis. Palaimintas bus tavo klėtis ir atsargos. Palaimintas būsi įeidamas ir palaimintas būsi išeidamas. Viešpats sunaikins tavo priešus, kurie pakils prieš tave, tavo akivaizdui. Jie puls tave vienu keliu, bėgs nuo tavęs septyniais keliais. Matot, tie, kurie prieš tave sukils, jie bus sunaikinti tavo akyse. Ir tau nepakenks nieko. Viešpats pasiųs palaiminimą į tavo sandėlius ir visus tavo rankų darbus. Jis palaimins tave žemėje, kurį viešpats savo Dievas tau duoda. Jei vykdysi viešpatės savo Dievo įsakymus ir vaikščiasi jo keliais, jis patvirtins tave savo šventą tautą, kaip tau pažadėjo. Visos žemės tautos, matydamas, kad tu vadindamas viešpatės vardu bijos tavęs. Viešpats suteiks tu apsčiai gerybių, tavo kūną vaisius, galvijų prieaugio, žemės derliaus krašte, kur viešpats prisiekė tavo tėvams atiduoti. Viešpats atverstų savo gerąjį lobyną, dangų, kad duotų lietaus tavo žemė reikiu metu ir laimintų tavo rankų darbą. Tu skolinsi daugelių tautų, bet pats iš nieko nesiskolinsi. Viešpats padarys tave galvą, o ne uodegą. Visuomet būsi viršuje, o ne pačioje. Jei tik klausysi viešpatės savo Dievo įsakymų, kuriuos tau šiandien skelbiu, kad juos vykdytų. Taigi, matau, labai aiškus Toros mokymas. Nelaimės, persekiojimų, nužudymas, tai bausmė už nuodėmes. Jeigu tu vykdy Dievo įsakymus, laikaisi viešpatės duotos Toros, tu apsaugomas nuo viso šito. Tokia tvarka.